Rugsėjo 18. Mano artumas eis su tavimi ir aš įvesiu tave į poilsį. Išėjimo knyga 33 skyrius 14 eilutė. Dievas visuomet yra kartu su savo žmonėmis. Jis visada galvoja apie mus, prižiūri mūsų reikalus, saugo mus nuo pavojų, aprūpina mus dvasiniais ir laikinais dalykais, skaito mūsų širdis, pastebi kiekvieną meilingą prisirišimo impulsą jam, formuoja įtakas aplink mus mūsų disciplinavimui ir valymui, bei girdi silpniausią šauksmą pagalbos, užjautimo bei bendravimo su juo. Jis niekada nei minutei nepalieka mūsų be apsaugos, ar šaukiamės pagalbos įtemptos dienos vidurdienyje, ar ramios nakties valandoje. Kiek palaimos duoda supratimas tokios tvirtos ištikimybės. Iš tikrųjų, nei vienas tikras Dievo vaikas nebus be šio įsūnijimo ir priėmimo įrodymo. Viešpaties veidas nurodo į jo malonę. Jo nemalonė žmonijos giminiai buvo parodyta tuo, kad jis nusisuko nuo žmonijos. O kada viešpaties malonė sugrįž žmogui, jo veidas spindės malonumu, gydymu ir palaiminimu. Dabartiniu metu viešpats teikia malonę savo žmonėms, kaip jiems skirta ypatingą dalį. Neatsižvelgiant į turimus mūsų įvairius trūkumus, jos turėjimas padaro mus labai turtingais. Jo malonė užtikrina mus, kad nugalėsime mūsų dvasinius priešus, o po pergalės būsime palaiminti Kanano poilsiu su amžina ramybe, nuo nuodėmės klaidų, savanaudiškumo ir pasaulietiškumo. Būsime palaiminti tuo dievišku tikro poilsio idealu, pilnu išminties, teisingumo, meilės, jėgos ir svarstymo apie karalystės reikalus. Klausimai: kokius turėjau išbandymų šią savaitę, susijusių su Dievo malone ir poilsiu jame? Ką padariau norėdamas jį gauti? Kaip jį išnaudojau? Mano artumas eis su tavimi ir aš įvesiu tave į poilsį. Išėjimo knyga 33 skyrius 14 eilutė.